Kėdainių rajono ūkininkas Arvydas Šmigelskis greta javų daug metų augina ir cukrinius runkelius. Arvydo sūnaus šių metų eksperimentas sukėlė juoką net kolegoms ūkininkams. O ar jis pasiteisino, netrukus sužinosite. Cukrinių runkelių augintojams buvo labai gerų laikų, buvo ir sunkių. Tačiau nesiblaškant, iškenčiant rinkos bangavimus, reikalai klostėsi palyginti gerai. Juolab, kad Arvydas Šmigelskis yra skrupulingas technologijų paisytojas ir nieko nedaro šiaip sau. Kiekvienas žingsnis šiame augalininkystės ūkyje yra daromas turint konkretų tikslą ir kelią jam pasiekti. Bandymai yra daromi ne pirmus metus, o šiemet, kas labiausiai išaiškėjo, tai po tų visų lyčių amalgerolis su azofitu parodė, ką jisai gali padaryti. Tą akivaizdžiai matė, nes vienas purkštuvo žemės buvo išjungtas ir tas akivaizdžiai runkeliuose pasimatė. Be šito būtume mes tikrai labai dideliam strese. Na, o normaliai auginant cukrinius, kokią technologiją naudojate nuo pat pradžių? Koks buvo jos terminas, kas daryta, apsauga kokią taikyta? Kadangi šiemet, kaip daugelis šneka, kad mes pavasarą neturėjome, o iš karto vasarą, tai galbūt šiek tiek ir paskubėjom susėję. Sąlygos leido tą daryti, o po to vis tiek mes eilę metų jau naudojam tą visą mišinį, tai prie to pačio buvo ir išpūstas. Tai jo dėka cukriniai mūsų iš pat pradžio atrodė užplakti, bet po to, kada pradėjo veikti visas išpuškimo paketas, atsigavo. Tai jūs čia kalbate apie azofitą ir amalgerolį, ar dar kažkas buvo dėta? Ne. Čia tik tai dėta. Jo, čia buvo būtent iš karto po sėjos buvo dėta. Ir ko pasakoje tikrai buvom labai įsigandę, nes apie 90% cukrinių buvo užplaktų, bet azofitas su amalgeroliu mums tą visą nuotaiką sugrąžino. Cukrinių runkelių pasėliai tikrai gražūs, augalai sveiki, vešlūs. Arvydo Šmigelskio ir sūnaus Karolio ūkiuose bendrai auginama daugiau kaip 300 hektarų saldžiųjų šaknų, tad verta stengtis, kad derlius būtų gausus ir jo kokybė gera. Kada atsirado dirvos pokyčiai? Kada pastebėjote, kad pradėjo dirvožemis? Žinokit, jeigu taip jau žiūrėti į tą dirvą, tai kažkoks taip pasikeitimas pasimatė netgi ir pirmais metais. O kuo toliau, tuo labiausiai akivaizdžiai netgi matosi, netgi jau priėjus, nereikia net nei žemės pakapstyti ar dar kažko tai daryti, jau akivaizdžiai matosi, kad yra skirtumas. Jo labiau pasijuto ant technikos. Technika dirba per tą žemę, kur naudotas azofitas su amalgeroliu, tai pasakysiu taip liaudiškai su vėjeliu. Šiemet ūkininkas, tikriau sūnus Karolis, galima sakyti, peržengė visas padorių eksperimentų ribas. Cukrinių sėjos pradžia buvo kovo 12. Tokią ankstyvą sėją abejojo ir Arvydas, ir kiti kolegos ūkininkai. Net konsultantas sėkme netikėjo. Mums teko išvažiuoti papoilsiauti su šeimyna, tai likęs sūnus ėmėsi iniciatyvos ir jos pasėjo kovo 12 dieną. Ar sūnui nekliuvo pylos už tai grįžus? Ne, tai jisai atvirkščiai į savo pusę pasisėjo daugiau, o į mano ūkį pasėjo mažiau. Tai ko pasakoje, šiai dienai tikrai negėda būtų kasti tos cukrinius runkelius ir vežti tiesiai į fabriką. Apie 20 dienų anksčiau neįprasta buvo pasėti cukriniai runkeliai šiame ūkyje. Šį pavasarį eksperimentavai ir cukrinius pasėjai gerokai anksčiau nei rekomenduojama. Ar nebuvo baugu? Na, buvo tokios dienos, kurios tiesiog akise žemė prašėsi dirbimo, taip kad teko perlipti per save ir per visus skeptikus, kurie turbūt šnekėjo, kad tai bus kažkas blogo, bet, kaip matome, tai tikrai buvo geras sprendimas ir pasiteisinęs. O pasėjus taip anksti, jie turbūt, tas pats dygimas, jis irgi spartesnis buvo, ar oro sąlygos leido jums paskui augti, dygti? Startas buvo tikrai geras, paskui gal tos pačios liūtys šiek tiek šalnų leido jiems susiresuoti, bet jau jie buvo pakankamai įsišaknyje, kad tikrai augtų. Aš ir pats abejojau, kad bus gerai, bet eiga parodė ir ką dabar matom lauke, kad tas eksperimentas Arvydui pasiteisino. Ankstyva sėja reikalavo maždaug 2 savaitėmis paankstinti ir pasėlių priežiūros darbus.
Anksčiau buvo trešiama, purškiami herbicidai, apsaugos priemonės. Ir dabar viskas yra dviejose laukuose naudojama dviem savaitėm anksčiau, kas priklausytų kitiems, pasitiems apie balandžio 5-10 dienomis. O iš šitų laukų galbūt ir derliaus didesnio tikitės? Pasvajoti galima, bet vėlgi viskas pasimatys, kaip įvažiuosim. Nors šiai dienai tai tikrai buvo išrautas ne vienas runkelis ir matėsi, kad jau šiai dienai jie tikrai yra įspūdingo dydžio. Cukrinių runkelių augintojai išgyveno ilgoką rinkos formavimosi laiką, tačiau Lietuvoje šis sektorius išliko, priešingai nei kaimyninėje Latvijoje, kur buvo uždaryti fabrikai ir neliko augintojų. Pasak Arvydo Šmigelskio, šiuo metu vėl jaučiama sektoriaus krizė. Pastebimi pokyčiai tikrai ne iš gerosios pusės, su to reikia susitaikyti, kainos pasauliniai biržoje tikrai yra kritusios baltojo cukraus, o šiaip 6 metus buvo gerai, turim su to susitaikyti, kad ateina ta banga, kada jinai turi nueiti iki apačios. Bandysim 2 metus dabar išgyventi tai ką mums pasiūlys fabrikas. O yra jau prasidėjęs pokalbis, dėrybos su cukraus fabriku? Dėrybos vyksta ir vakar turėjom valdybos posėdį ir dėrybos vyksta intensyviai ir jie siūlo vienas sąlygas, mes siūlom kitas sąlygas, bet viskas yra suprantama ir kol kas yra šiai dienai yra preliminarus susitarimai tik tais. 9 metai Arvydas Šmigelskis bendradarbiauja su agronomų konsultantu Valdu Verbausku. Dėka bendro darbo yra sukurtos būtent šiam ūkiui tinkamiausios technologijos. Nuoseklumas kasmet duoda gerus rezultatus. Kada jūs pradedate aptarinėti sezono technologijas? Dabar jau turbūt laikas būtų rudeniniai sėjai ruoštis? Rudeniniai sėjai taip, o pavasariniai tai tiesiog, per tos 9 sezonus jau tai pasidarė tiesiog neatsiejami dalykai, kad Arvydas augina daug cukrinių runkelių ir visi darbai prasideda nuo cukrinių runkelių sėjos. Ir paprastai jis vienas pirmųjų tos runkelius pasėja, bet šiemet sūnus aplamai dar labiau aplenkė net ir tėtį. Arvydas 3 sezoną naudoja technologijoje biologinės priemonės, tai yra amalgerolį ir azofitą, ir tai šiemet labai ryškiai pasiteisino. Netyčinis išėjo vienam lauke eksperimentas, kada buvo pravažiuota be biologijos, tiesiog buvo pasibaigę purkštuvė tirpalas ir buvo toks dalykas, kad ilgą laiką žemė buvo labai šalta, o pavasarį buvo smarkių liūčių, užplakimo. Tai ta vieta, kur negavo biologijos, praktiškai ten gavosi kaip kur runkelis viens kitas išliko. O biologijai pradėjus veikti, cukriniai runkeliai visai sėkmingai pradėjo augti ir dabar tam lauke tiesiog atrodo kaip dirbtinai padaryta kontrolė. Kol cukriniai išlaikė eksperimentų sėkmingai auga, ūkininkai žvalgosi į javus. Galim truputėlį tai paprognozuoti, kada tikitės pirmojo grūdo savo ūkyje? Kadangi žieminio rapso mes neauginam, tai sunku pasakyti. Ir, kviečiai jau pirmus požymius rodo į nokimą, tai aš manau tikrai porą savaičių ir tikrai judėsim, nes kadangi ir tas pavasaris atėjo žymiai ankstesnis, žymiai anksčiau, kaip dar galima jį pavadinti pavasarį, o ne vasarą. Tai aš manau, kad čia porą savaičių bėgėje mes tikrai jau judėsim, nes technika suruošta, ruošti nėra ką, nauja. Regis viskas klostosi sėkmingai. Tad gal Arvydui Šmigelskiui reikėjo išdrįsti lažintis su kolegomis ūkininkais, kai jie tai siūlė, kad ankstyva runkelių sėja nepakenks.